Labas visiems. Jeigu jau kas atsimenat ir pastebėjot, tai vėl pas mane sugrįžo šitą platą. Kame vartų platą, vėl to pačio kaimyno. Dabar jau kita bėda kažkokia atsirado. Dabar ties kaip yra, jam vartai paspaudžia atsidaro, abudu, paspaudžia uždaryt, vienas užsidaro, kitas lieka ir stovi ir nereaguoja. Nueina rankiniu būdu, uždaro, vėl paleidžia atidaryti, vėl jie atsidaro tvarkingai abudu, paspaudžia uždaryti, vėl vienas užsidaro, kitas lieka. Tai tokia problema. Tai, mano, nežinau, iš tikrųjų, nei kas čia tas principas veikimo, nežinau, nesiaiškinau, bet aišku, čia viskas realių pagalba, o kaip tas valdiklis ir visa kita jau duoda, tai aš ten neįsivaizduoju, nežinau, bet, mano pirmas įtarimas kažkuri tai realiai. Gali būti ne vienas kontaktas, nes čia jos dvi pusės, tie kontaktai į vieną ir į kitą pusę, tai kažkuris, tai matyt, ar kontaktas, ar pasvilęs, ar kažkaip tai ir matyt nesuveikia. Tai va, tai tiesiog bandysiu, imsiu iš eilės ir žiūrėsiu, kuri ta eilė negera. O gal bus nerealiai, tai tada ieškosim toliau, tada gilinsimės. Tai kol kas turbūt tiek pradžiai. Ir bandysim išsilituotas ir tikrint rėlės. Visos rėlės išlituotos, patikrytos, praskambinau visos jos yra geros. Ne rėlėse bėda. Praskambinau, jokios nevaržytės, ten nerodo kažkokio pasipriešinimo ar dar kažko. Visos rėlės gerutės. O daugiau čia nelabai yra ir į ką žiūrėt. Čia pora simistorių, bet jeigu jie neveiktų jau ten kažkuris, tai iš vis tada neveiktų. Šitas čia 5 voltų įtampos stabilizatorius, kuris maitina ir šitą čipuką ir šitą bangų tą imtuvą. Daugiau aš čia nieko nematau. Čia šitą realiai, tai jeigu neklystu, tai lempa ta, kur mirksi, kai vartai darinėsi, bet pasytos lempos nėra, tai aš jos net neėmiau jo. Tai dabar nežinau, galvoju kažkaip tai. Ir ką čia daug galvot, viskas čia paprasta, tik tai, kai nežinai, tai taip ir gaunasi. Sulitavau viskas atgal, viskas čia gerai, viskį užpurškiau laku ir visa kita, prie platos nėra čia ko kabytis. Nuėjau dar, paskui man ten maščiau viskį, paguglinau dar. Ir mintį tokią užšokau ant minties, kaip sakant, apkeist, kad ten mintis tokia, apkeist laidus, vienu žodžiu, vieno variklio su kitu varikliu.
Bet, nu tai kadangi jau buvau čia viską išlitavęs, tai nuėjau tiesiog pas kaimyną ir prasiskambinau pačius laidus, kur eina į variklį jau, tarkim. Būtent į tos pusės, kur nesidarinėja, viena užsidaro, kita lieka, tai tos pusės prasiskambinau laidus, 3 laidai, nu tai, kaip čia, nu paprastai sakant, vienas bendras, o kiti 2 kryptis ten arba užsidaro, arba atsidaro. Tai vienas iš tų laidų buvo nusilankstęs, matyt, nu kai darinėsi, ten toks kabo galiukas laido iki variklio, tai matyt nusilankstęs tas viena gija ir viskas, ir visos problemos. Ir kodėl iš karto aš taip pats kažkaip nepagalvojau, nu bet tai ką dabar, visko būna. Tai va, viskas, dabar tai sulitavęs atgal, viską tvarkoj, eisiu vėl pas tą kaimynėlį ir pajungsim ir pakeisim tą laidų galiuką ir viskas turės ten viskas puikiai veikti. Vartai atsidaro, stabdom, vartai užsidaro. Viskas veikia. Ir kaimynas treps iš laimės. Ke.